Labas, šiandieną turime viso kūno treniruotę, kurią jums reikės svarelių. Pasirinkite svorį pagal save. Pradėsime nuo apšilimo, sukame galvą į šonus, stengiamės makrą pasukti pilna amplitude iki peties. Su kvėpavimu viską kartosime apšilimo metu po 10 kartų. Stengiamės laikyti presą šiek tiek suimtą ir smakras keliauja pilna amplitude iki peties. Netempiam pečių į viršų. Pečiai mūsų atpalaiduoti. Dar keli kartai. Labai gerai. Keliame priešingą ranką, aukštyn, žemyn. Stengiamės paspausti mentis šiek tiek. Vėlgi neriečiam nugaros apačios. Bamba šiek tiek suimta. Su kvėpavimu ir rankos platyn. Atveriam krūtinę, suvedam mentis. 10 pakartojimų. 2 ir 1. Šaunuoliai. Keliaujame ilga ranka į šoną. Stengiamės ranką ištempti kiek tik eina. Atrodo, net pailgėjom 10 cm. Kad pajaustumėt lengvą tempimą per visą šoną į ranką. Vėlgi 10 pakartojimų. Kojos plačiau šiek tiek stovit ant žemės stabiliai, išlaikom bambą suimtą. Kvėpavimas kartu visą laiką. Sėdam į sumo pritupimą, tai yra kai mūsų kojos plačiai, ir leidžiam vieną petį žemyn. Žiūrime savo už nugaros. Ranka, kuri leidžiasi žemyn, visą laiką išlieka tiesi. Ir stumiam su ją lyg save nuo kelio. Ir vėl leidžiam petį žemyn, ranka tiesi, bandom pažiūrėti savo už nugaros. Jūsų užduotis išlaikyti klubus stabilius, kad jie nejudėtų. Dirbate tik iš liemens ir leidžiat petį žemyn. Pajausite vėlgi malonų tempimą šonuose. Su kvėpavimu 10 pakartojimų. Jūs nesustojat, aš turiu palaikyti savo piktą šunį, kurio bėgikas išsigando. Jūs tęsite toliau ir aš vėl prisijungiu prie jūsų. Dar keli kartai leidžiam petį žemyn, kiek tik išeina ir atstuminėjam save nuo kelio. Šiek tiek pritupiam, kojos siauriau, klubų ploti ir įkvepiant tempiam kuprą į lubas, iškvepiant šiek tiek išsirečiam. Su rankom tiesiog remiuosi savo patogiai į kelius, mano sėdmenys atkišti ant gal. Tad čia tokia pati pozicija kaip ir cat-cow, tik mes darome atsistojus. Tai remiamės į savo kelius. Giliai įkvepiam, kišam dubenį po savim, iškvepiam lengvai išsirečiam. Nedarykit labai stipraus išsiretimo, jis turi būti malonus stuburui. Gerai, keliaujame prie sekančio pratimo. Vėl tupiame į sumo poziciją, į rankomis keliaujame į šonus, lyg norėtume kažką paimti nuo tolimos spintelės. Ir lyg įimam tolyn. Vėl mūsų klubai vietoje, mes tengiamės tik siekti tolyn. Pajausite malonų tempimą nugaros apačioje. Dar kelis kartus. Stengiamės su klubais nejudėti iš šonus. Gerai, pereiname prie kito pratimo. Statom koją į priekį ir rankomis lyg braukiam per vandenį ir išsitiesiam į viršų. Mūsų sėdmenys eina atgal, o priekinė koja lieka tiesi. Braukiam, išsitiesiam. Pajausite ištiestos kojos lengvą tempimą. Apšildysim ir achilus, blauzdas. Braukiam lyg per vandenį sėdmenis atgal, stengiamės išlaikyti nugarą tiesę.
kartu su kvėpavimu. Labai gerai. Ir tūpiame į tupiko poziciją. Aš ją taip vadinu. Alkūnės įstatom į kelius ir stumiam platyn. Norėčiau, kad jūsų kulnai būtų pilnai prispausti prie žemės. Atidarome klubus, ištiesiam nugarą, ramiai kvėpuojame, aktyvuojam sėdmenis. Labai malonus pratimas, tinkantis tiek po treniruotės, tiek prieš. Ir paspaudžiam po vieną kelį žemyn. Čia jau mūsų klubų mobilumui. Vieną koją ir kitą koją. Šaunuoliai, labai gerai. Taip, ir dėsime rankas ant žemės, tarp kojų. Ir kitą ranką keliame į viršų, įkvepiam, apačioj iškvepiam. Vėl sukamės, įkvepiam, apačioj iškvepiam. Ranka tiesiai į lubas. Kai atsiveriam, įkvepiam, apačioj iškvepiam. Dar kelis kartus. Įkvepiam ir apačioje iškvepiam. Paskutinis. Super. Tikiuosi apšilimas padarytas. Turėsime leistis ant žemės į atsispaudimo poziciją. Merginos galit pradėti atsispaudimą daryti nuo kelių, jeigu norite. Kas norite, galite daryti su ištiestom kojom. Tik nepamirštam, kad užpakalis pakištas po savim. Atsispaudimas, priešinga ranka, petis, petis. 12 pakartojimų. Po kiekvieno atsispaudimo priešinga ranka paliečia petį. Išlaikom dubenį suimtą, bamba suimta, mūsų visas kūnas kartu ir leidžiasi, ir kyla. Kai rankos liečia petį, mes nesisukam į šoną. 12 pakartojimų. Keliam save su iškvėpimu. Labai gerai. Stengiamės išlaikyti bambą suimtą, dubenį pakištą po savimi. Smakrą žiūri į žemę, neužlenkiam tik tais kaklą. Ir 12. Kiekviena darot savo tempu. Sukamės, dedame rankas už savęs, delnais į užpakalį, pakeliam vieną koją ir iš rankų, iš alkūnių leidžiame žemyn, kylam į viršų, dirba mūsų tricepsai. 6 su viena pakelta koja, 6 su kita pakelta koja. Tik rankos. Nepasidėkit rankų per toli, nes bus sudėtinga daryti. 12 pakartojimų. Labai gerai. Kylame į viršų. Pasiemame svorius, jeigu norite kojom visą laiką galite pasimti ir sunkesnius, jeigu per sunku galite daryti ir be svorių. Darome įtupstą atgal su papulsavimu. 2. 1, 2 ir grįžtame atgal. Atgal koja ir tik tada tūpiame. Vėlgi 12 kartų. Visą laiką pradėkite leisti žemyn tik tada, kai jūsų koja jau liečia žemę. Taip jūsų judesys išliks stabilesnis. Bamba suimta, nugara mūsų tiesi, 2 papulsavimas, 12 įtupstų atgal. Kiekviena darote savo tempu. Stenkitės kojos nestatyti tiesiai už savęs. Darykite šiek tiek, kad kojos būtų su tarpu. Taip išliksite visą laiką stabilesni. Su kvėpavimu. Labai gerai. Keliam save iš priekinės kojos. Pasiliekame vieną svorį. Pasiemam už hanteliuko galų ir keliame iki nosies, sukame į vieną pusę, į kitą. Nuleidžiame rankas. Ir vėl keliam iki nosies, į vieną, į kitą. Nuleidžiam. 12 pakartojimų.
Čia didelio svorio tikrai nereikia, nes tikrai po kelių kartų jau pajausite, kaip dirba pečiai. Ir vėl iki nosies, į šoną, nuleidžiam. Netempiam pečių į viršų, išlaikome suimtą bambą. Iki nosies. Labai gerai. Ir į šoną, bet pačios rankos mūsų į šonus nejuda. Pasisuka tik hantelis. Nepamirštam kvėpavimo. Labai gerai. Dar keli kartai. Paskutiniai. Labai gerai. Jei reikia, atpalaiduojam pečius ir pasimsime abu svorius. Alkūnės eina į priekį, ne į šonus. Ir darome paprastą pritupimą. Ir kylam į viršų, įtempiam sėdmenis. Kai kylat į viršų, neperspauskit dubens į priekį. 12 pakartojimų su kvėpavimu. Neleiskit užpakaliui pačioj sudribti žemyn. Jeigu jaučiat, kad sėdmenis pasileidžia pačioj, vadinasi, netūpkite taip žemai. Stenkitės išlaikyti kontrolę keliuose. Viską darom su kontrolė ir su kvėpavimu. Čia šiaip irgi galite, jeigu norite, imti didesnius svorius. Arba daryti be svorių. Ir paskutinis mūsų ratuko pratimas, tai yra vaikščiojimas lentoje. Ta pati ranka, ta pati koja, po 4 žingsnius į šoną ir tada pritraukiame 4 kartus kelius prie alkūnių. Ir vėl keliaujame priešingą ranką, priešingą koją. 4 kartai pritraukiam kelius prie alkūnių. Nepamirštam, kūnas eina sinchronų, presas įtemptas. Įsivaizduokit, kad ant nugaros stovi vandens stiklinė ir turit jos neišpilti. Sunkiausia užduotis ir yra išlaikyti suimtą dubenį. Nepaleiskit preso, nekelkit užpakalio aukščiau už galvą. 4 žingsniai. Šaunuoliai. Ilsimės. Jeigu reikia, prasitempiam. Jeigu jaučiat, kad jums reikia didesnės pertraukos, tiesiog susistabdykit video, pailsėkit, atsikvėpkit, atsigerkit ir kartosime antrą ratuką. Iš viso šiandieną pas mus yra 3 ratai. Na ką, ruošiamės. Pradėsime vėl nuo atsispaudimų lentos pozicijoje. Galite daryti nuo kelių. Dubenį kišime po savimi, išlaikysime presą įtemptą, nesukriskit su savo pečiais ant rankų. Smakrą laikom į žemę, žvilgsnis metras į priekį. Ir vėl leidžiame žemyn, petis. 12 pakartojimų. Kylame į viršų su iškvėpimu. Kiekviena daro savo tempu. Šį kartą tikrai stengiuosi daryti nelabai greitai, kad visos spėtumėt. Petis. Leidžiame žemyn, išlaikome presą, ypatingai kai mūsų ranka atkyla, mūsų presas dirba sunkiai. Dėl to išlaikykite jį suimtą, kad nepasileistų ir nugaros apačia. Nereikia daryti nugarai papildomos apkrovos. Petis, su kvėpavimu. 1, 2. Labai gerai. Sukamės. Vėl rankos už savęs, delnai atsukti į sėdmenis, pakeliam užpakalį, ištiesiam vieną koją ir važiuojam 6 kartai. Dirba tricepsai, iš rankų dirbam, kojos mums čia visiškai nepadeda. 6 viena ir 6 kita. 2, 3, 4, 5 ir 6. Labai gerai. Keliausime toliau. Su svoriais mūsų laukia įtupstai. Atsimenat, žingsnis atgal, tik tada tūpiam žemyn. 2 papulsavimas. 12 pakartojimų. Žemyn. 1, 2. Atgal 1, 2. Išlaikom presą įtemptą, nugarą tiesi.
stengiamės, kad mūsų kelis išliktų stabilus ir kai tūpiame žemyn, kad neeitų į priekį. Nevažiuojam su keliu į priekį, mes visą laiką tūpiam statmenai į žemę. Dar 6 pakartojimai. Gali tikrai čia svorius imti ir didesnius, jeigu norite, jeigu jaučiatės pažengusios ar pažengę įtūpstuose. Jeigu jaučiatės nestabiliai, galite daryti ir be svorių. Ne? Kartais pačioj pradžioj labai patogu net yra pasilaikyti už kėdės atbrailos, pasistačius ją šone savęs, kad neprarastumėt stabilumą. Dėl to labai svarbu ir nestatyti kojos grinai už savęs. Ne pėda už pėdos, o pėdos yra su tarpu. Labai gerai. 12 pakartojimų padarėm, keliaujam į pratimą, kurį vadinu vairas. Sukam į šonus hanteliuką, rankas nuleidžiam, pakeliam iki nosies, aukščiau nereikia, pečiai atpalaiduoti. 12 pakartojimų, išlaikom bambą suimtą, į šoną ir nuleidžiame rankas. Šis pratimas apgaulingas, atrodo labai paprastas, bet tikrai pasijaučia pečių srity. Ir 1, 2. Galite daryti ir nuo kelių, iš tikrųjų visiškai nesvarbu, ar atsistojus ar nuo kelių, kaip kam patogiau. Paskutiniai. Išlaikom presą suimtą. Ir 1, 2. Nusileidžia rankos. 1, 2. Nusileidžia rankos ir pasiemam vėl abu svorius. Tūpsime. Alkūnės į priekį, hanteliukai prie pečių. Išlaikom stabilius kelius. Įtempiam viršuje sėdmenis. Neperspaudžiam dubens į priekį. 12 pritūpimų. Kelių girnelės žiūri tą pačią kryptim kaip ir kojų pirštai. Tiek pritūpimuose, tiek įtūpstuose. Nepamirštam. Stengiamės išlaikyti tiesę nugarą ir šiek tiek suimtą bambą. Labai gerai. Keliai stabilus, neina į vidų ir leidžiamės žemyn. Paskutinis mūsų ratuko pratimas. Jau būsite padarę daugiau negu pusę darbo. Liks lengvoji dalis, 1 ratukas ir staigmena. Lenta. Ta pati ranka, ta pati koja, 4 žingsniai, kelis, 4 kartai. Ir vėl ta pati ranka, ta pati koja, 4 žingsniai. Einanti lenta. Priešingas kelis, alkūnė. Dar kartelį, priešinga ranka. Tai yra, atsiprašau, ta pati ranka, ta pati koja. Visą laiką einančią lentoj pradedame tą pačią ranką, tą pačią koją ir išlaikome bambą suimtą, dubenį pakištą po savim. Nekelkit užpakalio aukščiau galvos, bet ir nenukabinkit dubens per žemai. Bravo, 2 ratai pabaigti. Ilsimės, vėl prasitempiam, atsigeriam. Jeigu reikia daug ilgesnės pertraukos, susistabdom. Ir darysime 3 ratą. Turiu jums staigmeną. Po 3 ratukų turėsime finisherį. Tokį trumpą pasibaigimą, kuris bus iš 4 pratimų po 30 sekundžių. Bet apie jį šiek tiek vėliau, nes dabar pradėsime mūsų 3 pakartojimą. Atsispaudimas, priešinga ranka, priešingas petis. 12 pakartojimų. Pasiruošiam ir pradedam. Atsispaudžiam. Petis, petis. Atsispaudimas, petis, petis. Dar 10. Su iškvėpimu keliame save. Ir liko dar 7. Išlaikome suimtą dubenį ir presą. Bus dar 5. Su iškvėpimu ir jėga keliam save į viršų, neužlenkiam tik tais kaklo.
kaklas mūsų eina natūraliai kartu tiesiai su stuburu. Dar keli jau atsispaudimai, tikrai nėra lengvoji dalis dažniausiai mūsų, bet pasistengiam padaryti iki galo. Labai gerai sukamės ir vėl keliaujam prie tricepsų, rankos už savęs, 6 kartais su viena koja pakelta, bet dirba mūsų rankos. Koja mums nepadeda savęs kelti į viršų, 2 ir 1, keičiam koją, 6 ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labai gerai. Rankos greičiausiai jau leidžia apie save žinoti, ne? Kylam į viršų, vėl svoriai, mūsų įtupstas atgal su 2 papulsavimu. Žingsnis atgal, 1, 2, pristatome į priekį. Žingsnis atgal, 1, 2, pristatome į priekį, dar 10. Išlaikom bambą suimtą, neleidžia mūsų keliam vaikščioti kur jie nori, keliai stabilus, žiūri tą pačią kryptim kaip kojų pirštai. Stengiamės, kad kelis neitų į priekį. Jeigu pastebėsite šitam video, mano kelis ir čiurna yra vienas po kitu. Ir kai tupiu žemyn, aš leidžiu dubenį statmenai žemyn. Ir tokiu būdu mano kelis nepajuda į priekį. Keli kartai. 2 papulsavimas. Svoriai rankose ir netempiam pečių į viršų, atpalaiduojam ir nuleidžiam pečių žemyn. Labai gerai. Pasidedam svorį. Kils mūsų vėl iki nosies svarelis, į šoną, nuleidžiame rankas. Čia jau lengvoji dalis po įtupstų. Svarbu yra išlaikyti presą suimtą, kad jūsų liemuo nejudėtų. Leiskite dirbti pečiam savo darbą ir nekompensuokite kitomis vietomis. Bet vėlgi, kai darote šitą pratimą, prisiminkite, jokių būdų netempiam pečių į viršų, kai kyla mūsų rankos į viršų, nes taip perspausim trapeciją ir kaklo raumenis. Su kvėpavimu ir stenkitės daryti judesį kontroliuojant, neskubant, ramiai. Supraskite, kurios jūsų kūno vietos dirba. Nes kai darom iš inercijos, irgi vyksta kompensavimas kitais raumenimis. 12 pakartojimų, kiekviena skaičiuoja pati savo, darot savo tempu. Labai gerai. Svoriai prie pečių, alkūnės į priekį išlaikom, ne į šonus. Mūsų gražus pritupimas. Kontroliuojam judesį, kontroliuojam kelius. Išlaikom bambą suimtą šiek tiek į save. Labai smagus yra paaiškinimas, kaip išlaikyti tą bambą. Tai yra, įsivaizduokit, kad segatės džinsus. Ir kai mes norim užsisekti tos džinsus, mes visą laiką tą bambą šiek tiek į save įtraukiam. Tai vat panašus judesys. 12 pritupimų. Viršui įtempiam sėdmenis, bet neperspaudžiam dubens į priekį. Baigta su pritupimais. Ir mūsų paskutinis, turbūt ne pats lengviausias šio rato pratimas, ėjimas lentoje. Ta pati ranka, ta pati koja keliauja 4 žingsnius į šoną. Alkūnė kelis, priešinga pusė. Ir vėl 4 žingsniai. Pritraukiam. 1, 2, 3, 4. Keliaujam vėl į šoną. Išlaikom sėdmenis ir bambą suimtą. Nenukabinam tik nugarų ir užpakalių žemyn. Išlaikom stabilią, gražią lentos poziciją viso pratimo metu. Kai einat į šonus, turi būti graži lenta. 2, 3, 4. Ir štai, baigia mūsų 3 ratukus.
Labai gerai, pasiplojam savo, prasitempiam lengvai, atsipalaiduojam ir keliausime, žinokit, prie mūsų kito pratimo. Ne pratimo tiksliau, o finišerio. Vat su juo 2 minutės intensyvaus darbo mes užsibaigsime savo treniruotę. Tai pirmas mūsų pratimas bus mountain climberis, tai yra lentos pozicijoje, trauksim kelius prie alkūnių. 30 sekundžių. Važiuojam. Keliai prie alkūnių, graži lenta, išlaikome suimtą presą, nesukrentam su pečiais ant rankų. Dar keli kartai, jeigu negalit bėgti, pat pritraukėt koją po vieną. Kelios sekundės, išlaikom. Super, kylam į viršų. Pulsuojam, pritupimas, bet važiuojam žemai ir dirbam iš kojų. Lankstomės ne iš nugaros, o iš kojų. Tūpiam, dar išlaikom kelius stabilius. Kvėpavimas, žinau, kad jau svyla, bet dar laikom. Pulsuojam, gerai, šaunuoliai. Važiuojam. Ir dar kelias sekundės. Kylam į viršų. Leidžiame žemyn. Dedam pilvą ant žemės, darysim laivelis. Pakyla kojos rankos. Atsistumiam. Laivelis, kai lyg atsispaudimo pozicija, keliam į viršų. Gražiai nuleidžiam žemyn. Laivelis. Pakeliam save. Keliat visą kūno kartu, tiek presas, tiek krūtinė ir sėdmenys atkyla kaip vienas. Tam reikia preso pagalbos. Laivelis. Atkylam. Laivelis su kvėpavimu, neužlaikom kvėpavimo. Atkylam. Kelios sekundės, nebedaug liko. Gerai, šaunuoliai. Kylam į viršų, tūpiam. Išlaikom pritupimo poziciją ir boksuojam smūgiai į priekį. Laikom presą šiek tiek įtemptą. Smūgiai nosies lygmenį. Važiuojam, dar boksuojam. Paskutinės sekundės ir bus mūsų treniruotė baigta. Bravo, pasiplojam patys savo. Buvo gerai. Ačiū, kad sportavot kartu ir keliausime dabar prie lengvo trumpo tempimo, atsipalaidavimui. Keliaujam į vaiko pozą, iš karto sėdmenis sodinam ant kulnų, rankas ištempiam į priekį ir ramiai kvėpuojam. Viskas, mes niekur nebeskubam, atsipalaiduojam ir galvojam, kokie šaunuoliai, kad šiandien pasportavome. Įkvepiam, iškvepiam, tempiam kuprą į lubas, išsiviniojam į kobrą, paspaudžiam dubenį, gaktikaulį, tiksliau būtent žemyn, su kvėpavimu, pabūnam ramiai, tempime, keturiom, nuleidžiam vieną petį žemyn, prakišam ranką ir viršutinę ranką ištiesiam į lubas. Sukamės tik iš liemens, mūsų dubuo stovi vietoj. Ir kvėpuojam. Pakylam ir keičiam. Prakišam ranką, petis ant žemės, krūtinę atidarom kiek įmanoma ir kvėpuojam. Jeigu pastebit, mano keliai nėra suglausti, tai bus lengviau išlaikyti balansą. Ir pakvėpuojam. Ir pakylam į viršų. Labai gerai. Dedam koją priešais save, galinę koją ištiesiam, mano dubens kaulai statmenį į žemę. Pradedu nuo alkūnių, šiek tiek, kad apšilti, iš karto, kad netempti labai stipriai. Jaučiuosi pasiruošus ir ištiesiu rankas, atsigulu. Svarbu, kad jūsų kūnas gulėtų tiesiai į žemę, nesukit klubų šonų. Dubens kaulai statmenį žemyn. Išsitiesiu ant rankų. Viena ranka paimu savo galinės kojos čiurną ir tempiu link sėdmenų.
Taip, žinau, galinės kojos mes neturim, bet kas su manim sportuoja, žino, kad pas mane galinė koja egzistuoja. Pakeičiam koją. Dedame prieš save. Galinę koją ištiesiam. Nuo alkūnių pasispaudžiam. Ištiesiam rankas, pasispaudžiam dar labiau su kvėpavimu. Nenukrentam niekur į šoną. Mūsų krūtinė tiesiai spaudžiasi į žemę. Dubens kaulai statmenį žemį. Išsitiesiam ant rankų, pasiemam galinės kojos čiurną, spaudžiam link sėdmenų. Pajausite malonų keturgalvio tempimą. Paleidžiame koją. Atsisėdame, ištiesiame kojas ir vieną koją perkeliam per save. Priešingą alkūnę stumiame kelį nuo savęs ir bandome pažiūrėti savo už nugaros. Jaučiame lengvą sėdmens tempimą. Su kvėpavimu įkvepiam, iškvepiam, paspaudžiam su alkūnė kelį dar labiau. Pakeičiam pusę. Priešinga ranka stumia kelį. Jaučiam sėdmenų tempimą, kvėpuojame, įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam, paspaudžiam dar labiau. Ir baigiam. Ačiū, kad sportavote su manim.